Prancūzijoje tęsiasi Lietuvos kultūros sezonas. Pietų Prancūzijoje Nime atidaryta Lietuvos ir Jungtinių valstijų menininkės Aleksandros Kasubos paroda. Tai pirmasis jos kūrybos pristatymas ne tik Prancūzijoje, bet ir apskritai Europoje. Prieš 30 metų atidarytas Nimo šiuolaikinio meno muziejus Karedar šiuolaikinio meno ir decentralizacijos politikos vykdytos Prancūzijoje nuo 20 amžiaus 90-mečio pavyzdys. Įsikūręs tarp Bordo ir Tulūzo šiuolaikinio meno muziejų vakaruose, Marselio ir Nico šiuolaikinio meno muziejų rytuose, Nimo muziejus svarbi grandinė, sukurtos siekiant populiarinti šiuolaikinį meną Viduržemio jūros regione dalis. Čia atidaryta pirmoji Prancūzijoje menininkės Aleksandros Kasubos paroda įsivaizduojant ateitį. Pasakojimas apie menininkę, kuri po Antrojo pasaulinio karo buvo priversta emigruoti iš gimtos šalies. Nerandančio namų, klajojančio žmogaus leitmotyvas, primenantis priverstinį Aleksandros Kasubos pasitraukimą iš Lietuvos ir jos nuolatines pastangas įsikurti, sukurti saugią buveinę ir savo, ir savo šeimai, ir galimai bendresnę saugią buveinę visam pasauliui. Kasubos kūrybos retrospektyva apima 6 muziejaus erdves, 800 m2 plotą. Jį konstruojama kaip įkvepiantis pasakojimas apie praradimus ir galimybės bei ateities vizijas, atsiveriančias neramių laikų akivaizdoje, sako parodos kuratorė Elona Lubytė. Šita paroda svarbi todėl, kad jinai suteikia galimybę pristatyti jos kūrybinį palikimą pilnai. Antras svarbus aspektas - kontekstas yra labai palankus, nes mes turime kelių sluoksnių kultūrinę aplinką, į kurią įsitraukia menininkės kūrybinio palikimo pristatymą. Ir trečias dalykas - šiandieninių tamsių laikų akivaizdoje, kai nerimo dėl ateities aplinkoje yra labai daug, mes konstruojame pasakojimą kaip istorija su sėkminga pabaiga. Menininkė praradimo akivaizdoje savo svajonės paverčia realybę. Nime pristatomi menininkės Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui padovanoti kūriniai ir skaitmeninis dokumentų archyvas. Taip pat eksponuojama ir kartu su menininke 2014-aisiais įgyvendinta erdvinė aplinka Spektro užuomina. Kitoje parodoje eksponuojami šiuolaikinės menininkės Marijos Olšauskaitės darbai, tarsi pratęsiantis Kasubos idėjas. Parodoje Širdis pristatomi kūriniai, gretinantys amato, ornamento tradicijas ir socialinės skulptūros vaidmenį. Parodos kuratorius šio muziejaus direktorius Žanas Markas Prevo sako, šios menininkės darbai įdomiai persipina su Kasubos bei kitos parodos erdviniais sprendimais. Labai įdomu, kaip ji dirba su skirtingomis medžiagomis, tradicinė kaip stiklas, jį sėdama ir su Lietuvos tradicija bei istorija, ir su nauja silikonu, dideliais silikono gabalais. Gerai pažįstu šias erdves ir matau, koks puikus vyksta dialogas ir kaip gerai menininkė susikalba šioje erdvėje. Marija Olšauskaitė tampa link jaunesnėje Aleksandros Kasubos seserė, kuri vaizduotės galios ir menininko prisilietimo dėka siūlo mums mąstyti apie saugesnę, jaukesnę, žmogiškesnę aplinką. Aleksandros Kasubos ir Marijos Olšauskaitės parodos Nime veiks iki kitų metų kovo pabaigos.